Kaip tu įsijungi mano video, aš bent jau įsivaizduoju, aš nežinau, bet aš taip įsivaizduoju, kad daugelis iš jūsų tikas pasikelti savo būsen kasdienį. Pamatot mano video ir tiesiog rašot kaip smagiai, kaip gera. Ir aš esu be galo dėkingas, ta prasme be galo dėkingas, kad jums aš šitas padedu, suteikiu tiek daug pozityvų, tiek daug džiaugsmo, smagu, belenkiek man širdėlį džiaugas. Bet aš noriu paminėti vieną žiaurę svarbų dalyką, kad žmonės suprastų, nes aš praktikuoju būti pačią autentiškiausią savo versiją ir man nesakyti tokių dalykų ir melavėms savo, o dabar jau ir melavėms jums. Mes vis laik pakelstam, mes vis laik nusileidam. Ir visi ir skirtinga, vieni būna aukščio, kiti būna žemiau ir kartais būna taip, kad mūsų būsena nukrent ir mes turėjom pakelti. Ir kartais būna, kad ta būsena nukrent gan ilgoka, užsilaika. Bet karts nuo karto aš nusileidau pakankamą žemą, kad atsikraučiau ir gaučiau kažkokį naują iššūkį. Ir taip pat kaip kokį nors, komediantą, jaukiant kitus, bet už kadrą verk. Lygiai taip pat mes bet kas tu bebūtum, kom tu bedarytum, vis tik tu turi blogų dienų, tu turi gerų dienų. Iškart noriu pasakyti, kad aš nesu tas, kur kiekvieną dieną krikšton. Ta prasme taip, aš randu dėl ko padėkoti, aš randu dėl ko pasijaukti, bet būn momentų, ypač dabar pastarusiam dienom, dėl to noriu pasidalinti, kad aš tiesiog esu nukrėt žemiau. Ir man atrodo, kaip ir aš pats esu sakęs, aš daug žinau, bet nereiškia, aš visko neatsimenu. Man reikia irgi priminimų. Ir toks dalykas, kad aš esu sakęs, kad kas nors atsitinka, jeigu tu tuo dalyką visiškai nedarys, nieks su tau barškins į durėlis. Vieną kartą, antrą kartą jau su plaktuku barškins, trečią kartą išspėrs duris. Nereikia užsistovėti. Nėra man tepko ir bloga, bet ta prasme, kad leistum savi dar stipriau kanalauti, reikia leist tą energiją tekėti. Ir aš būtent dabar darau tam video, kad pasidalinčiau tau, kad leisčiau savo būti autentiškiausią versiją. Tas, kas iš tikrųjų aš esu. Kad aš leisčiau tekėti savo aukštesnėjam aš. Kad aš leisčiau savo daugiau patirti tos aistros, daugiau patirti tos meilės. Nes patikėsi, ko aš dabar darau, tai ir mano aistra. Bet netgi šitą žemesnį būseną, kad aš esu dabar įlindęs, nes mes kaip prieš tai minėjau, pastovė bangojam aukštyn žemyn, dabar aš esu žemiau. Ta būsena man privert net mani patikėti, kad tas dalykas, ko aš dabar darau, nebėra mano aistra. Ir tai yra mūsų ego iliuzija. Tas yra žiaurė svarbu suprasti, žiaurė svarbu suvokti. Kad ir kur tu dabar būtum, kad ir kas tau dėtus dabar gyvenimui, žinau, kad tai yra laikina. Leisk savo kvestionuoti absoliučiai viską. Leisk savo pereiti tą, leisk savo jausti. Tas ir svarbiausia, leisk savo jausti ir patirti ir praeiti tą ir sužinojimu ir suvokimu, kad tavo aukštesnys aš nedar klaidų, atsiunt tas patirtis, nes tu kitaip neauksi. Tai būk dėkingas už tai.